Sveiki visi, pas mus stebuklingas medis. Ir mes nesuprantam, ar jisai verkia, bet čia nesakai, čia krenta vanduo. Ir lietaus nėra buvę jau seniai, žemė yra perdžiūvus, bet nuo jo krenta vanduo. Va, tikiuosi girdisi. Jisai čia gal, aš nesuprantu, kas jam. Ir tai vienintelis medis, nuo kurio laša vanduo. Nors dangus giedras, visiškai giedras. Visą dieną saulė, o nuo jo laša vanduo. Kaip tas įmanoma? Gal jūs žinot kas nors? Na, o po šių paranormalių reiškinių super geras naujienos iš žemės. Mes turim krosnelę ir ji įrengta. Buvom išsikvietę meistrą, man atrodo, tikrai profesionalų. Va, čia yra kaminas toks įrengtas. Nu, man jisai tai toks kosminis. Nežinau, aš aišku nieko nesuprantu tame, bet man atrodo, kad jisai tikrai labai gerai įrengtas. Ir krosnelę vakar pakūrėm, kūrenasi puikiai. Šilumos duoda daug. O šiaip yra pati nedidukė. Malkų iš vis įdedi vieną ir jinai kūrenasi ten kokią pusvalandį, valandą. Štai mūsų krosnelė pajungta. Turim alkelių savo. Tikrai puikiai kūrenasi, puikiai. Ir svarbiausia, kad rankena neįkaista. Visiškai neįkaista. Jinai taip kažkaip padaryta su tokiais tarpais. Bet nežinau, ar čia metalas. Metalas ką? Labai lengvai atsidaro. Ir pažiūrėkit, kaip jį įrengta. Sakė, yra apšiltinta, ten kažkas tai dėta. Aišku, mes nieko nesuprantam, bet atrodo galingai. Galingai. Ir užima absoliučiai mažai vietos. Absoliučiai mažai vietos. Fantastika. Na, jau daugiau turbūt nebešalsim. Čia mūsų jovalas. Dar neturim baldų, neturim sofas, nieko neturim dar. Na, kažkada gal turėsim. Išgąsdinau brenduko, brendukas gėrė vandeniuką. Gerk, mažulėlį, gerk. Nu, nereiktų, yra vandenuko įpilta. Brendukai, gerk drąsiai. Gražu. Labai gražu. Pas mus kiekviena diena yra naujas potyris. Kadangi mes pirkom rudenį, vidury rudenio šitą žemę. Tai mums kiekviena diena kaip atradimas. Mes niekada nematėm šitos žemės vidurvasarį, mes nematėm pavasarį, dabar jau matėm. Nematėm vidurvasarį, nematėm vasaros pabaigoj. Mūsų žolytė, gėlytės ir žolytė ir gėlytės iki tokio lygio, kad jau turi sėti žolę, kad noriu turėti žolės. Nes kitaip yra tik tai garšva, dilgėlės ir dar tokia kažkokia vijoklinė, kibi žolė, tokia kibi. Raunu ją lauk, kadangi rudenį, aš žinau, jinai buvo apsivijus visus mūsų tuos serbentus.
Ir ten buvo neįmanoma jos nuimti. Yra liūdnų žinių, kad mūsų visi tie serbentai, kuriuos aš filmavau, turėjo tiek daug žiedelių gražių. Na, kaip čia saulė apšvitino. Čia mūsų kaimynės mūkė. Nežinau, ar eis pritraukti. Va, čia mūsų kaimynės. Turim kaimynės pienės ir turim dabar va 4 gražuolės simpatulkas. Va. Tai tikras gražuolės mūkė. Tai va, čia mūsų kaimynės. Ha, nieko nesimato. Viską saulė yra apšvitinusi. Tai va, apie tas uogytės. Žiedukų turėjo daug. Ąžuoliukas. Ąžuoliukas. Na, iki ąžuolo jam dar toli. Tai ir vėl toliau apie uogytę. Žiedukų buvo daug, bet uogyčių, suprantat, uogyčių viena kita uogytė. Tai gali būti, kad greičiausiai, kad tų uogyčių bus labai, labai ribotai čia. O krūmai dideli. Nu, paragausim. O čia tai dar yra žiedukai. Čia dar yra žiedeliai. Bet tai bus, jaučiu, kad ir vėl bus tas pas kaip kitose krūmuose. Kad viena kita uogytė, va čia jau yra uogyčių. Bet taip ir yra, va, viena kita uogytė. Nu, bus taip, kaip bus. Mes ir taip jau laimingi, kad čia mes taip netikėtai gavom ir vaiskrūmių, ir vaismedžių, ko visiškai neplanavom nei sodinti, nei prižiūrėti. Nupjoviau takelį aplink. Kodėl taip spingina ta saulė? Mažėlėlis eina su manim. Šaunuolis mano. Koks drąsus brendukas yra, eina su manim kartu. Šaunuolis. Avietės. Irgi nežinia, ar jos turės tų uogyčių, neturės. Turės gerai, neturės, ką darysi. Mes, kaip sakoma, ir taip jau kaip milijoną laimėję nusipirkę šitą žemę. Sakiau, ar ne, kad mes niekada nevadinam jų šito žemės vienkiemiu kažkaip, tai sklypų, sodų kokiu. Mes tiesiog vadinam žemę. Nes tai kažkokia atvyksti. O, gal ir yra? Gal bus aviečių. Kartais. Na, kai bus, tai bus gerai. Nupjoviau takelį aplink visą mūsų žemę. Planuoja atvažiuoti sūnus ir žadėjo nudažyti namelį. Tai nupjoviau, kad galėtų pasivaikščioti, pasižiūrėti medelius, krūmelius. Jisai, tarp kitko, daug geriau nusimano medeliuose, pavadinimuose. Mes tai iš vis nieko nesuprantam. Va čia tai aš jaučiu, kad paskui vėliau dar vėliau kitą savaitgalį nupurkšiu, nes radau didžiulį dilgėlyną, kuris man labai nepatinka. Užkandžiauji, mažulėlį. Užkandžiauji. Skauda pilvelį gal, kad tą žolę valgai. Na, jei valgai, tai turbūt reikia.
Ir širdelė atėjo, princesė mūsų. Tai va, tai tiek žinių iš žemės.